Praėjusią savaitę pradėjome apsilankydami Klaipėdos muzikinėme teatre, kur vyko miesto burmistro rengtas šventinis vakaras. Tokiame renginyje mus dalyvauti paskatino kvietimuose buvusi eilutė, kurioje buvo žadėta ataskaita apie darbus nuveiktus gaivinant miesto senamiestį. Deja, ataskaitos nesulaukėme, nes burmistras Rimantas Cibauskas nutarė, kad bus geriau tiesiog apdovanoti žmonės prisidėjusius ir prisidedančius prie senamiesčio gaivinimo. 28 apdovanojimai buvo įteikti įvairioms asmenybėms, jų tarpe ir meno puoselėtojams, ir žurnalistams, ir bibliotekininkams, ir turgaus prekeiviams, ir paprastiems žmonėms įvairių idėjų generatoriams. Vakaras gražus, bet ta ataskaita būtų nepamaišiusi, vien dėl to, kad nuolat gyvenant mieste sunku pastebėti jo kaitą. Ketvirtadienį etnokultūrų centre šventėme Latvijos nepriklausomybės dieną. Čia buvo pristatytas Latvijos etnografų ir Šventosios Kuršių bendruomenės sudarytas leidinys Pavėjui aš dainavau. Vakaro šviesuliu galima įvardinti vieną iš leidinio sudarytojų, etnografą ir sociologą Ilmar Smežs, kuris jau vien gražia lietuvių kalba pelnė auditorijos simpatijas. Pavėjui aš dainavau sudaro knyga, kurioje yra pasakojama apie šventosios tikėjimus, papročius, dainas ir dainininkus, ekspedicijų istoriją. Taip pat jame yra audio ir vaizdo diskai, kuriuose momentai iš medžiagos rinkimo. Renginys išsiskyrė nepaprastą šilumą, pagarbą seniesiems, kurių širdyse sukauptas didžiulis paveldo lobis. Susirinkusieji patys galėjo pamatyti vaizdo medžiagą, kurioje dainuoja senieji šventosios gyventojai, dainavo ir renginio vedėjai. Galiausiai prie jų prisijungė ir iš Rygos atvykusi kapela Hageno kalno muzikantai. Penktadienį jau trečią oficialų albumą pristatė legendinė Klaipėdos grupė Atika. Daugeliui jų muzika yra nepaprastai efektyviu jungikliu, kaitinančiu emocijas ir keliančiu nostalgiją. Ir vieną kartą, tikrai matyt, buvai depresyvesniai bangoj ir sakai, kad kartais, aš nežinau dabar, kaip gerai suformuluoti, kad Atika yra tokia tapusi vos ne legenda ir tau kartais darosi netgi sunku atstovauti šitą legendą. Tai ar žiūrėjo šitą fazę, kokia dabar yra situacija? Nes legenda tebėra. Legenda ta prasme, kad kaip čia dabar pasakyti? Čia galbūt susiję labiau, pasakyti, aš nepabėgsiu nuo tos grupės. Tai yra, tai vis tiek mano dalis, tai yra mano dainos, ir žmonių, kuris parodė, kad iš tikrųjų galbūt, kuris aš nuo ištakų iki dabar esu. Ir tas monstras iš tikrųjų mane ir suvalgė, bet aš dabar nebesijaučiu prisirišęs prie pavadinimo ar kažko. Man Atika, dar kažkas tai ir aš tikrai kažkaip noriu sugrįžti labiau į save, pajusti, kur pasinori. Aparketo kiekvieną dieną vis rečiau, į Gulbių ežerą tačiau. Kiekvieną dieną vis rečiau, į Gulbių ežerą tačiau. Ta patį vakarą Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose buvo pristatyta tarptautinė fotografijos ir paralelinių meno formų bienalės Erozija paroda. Joje 12 autorių vis savai persvarstė atvaizdų kultą. Šiemetės erozijos paantraštė Last Lost Image yra nuoroda į dabartinę vaizdais perprodukuotą vizualinę rinką ir vertybinę bet kokio atvaizdo devalvaciją. Savaitgalį klaipėdiečius jau antrąjį kartą kvietė animacijos festivalis Tindirindis. Lietuvoje jis vyksta jau 8-ąjį kartą. Festivalio programa yra suskirstyta pagal tematiką. Joje autoriai iš viso pasaulio, nuo Australijos, Kanados, Japonijos, Europos šalių, Rusijos, dalyvauja ir klaipėdietis.
Tindirindžio dalyvių darbus vertino tarptautinė žiuri, geriausi filmukai apdovanojami skirtingose kategorijose. Iki Klaipėdos atkeliavo tik vaikams skirta programos dalis. Bet galima tik džiaugtis, jog mažieji turėjo progą pasimėgauti kur kas turiningesniais vaizdais nei sklindantys televizijos kanalais. Laivas plaukė 3 dienas ir 3 naktis, pasiekė patį jūros vidurį, pasakojo sesuo. Bet rūkas buvo toks tirštas, kad laivas pasiklydo, o mes taip ir nepasiekėme Amerikos.